Aš trečia, čiur. Aš irgi Mes jau tikriausiai tiesioginiam eterį jau išsidalinom vietas, ne? Kas kada pirmais, kalba. antraisiais skaičiu. Viskas, mes jau eterį surimtėjom, nes šiandien rimta tema. Tai Taip. Jurga, pristatyk temą. Rimta tema, rimta kompanija su linksmų prieskoniu. Tai va, tai labai smagu sveikytis su tokiom žaviom damom šį vakarą. Ir prasidedant naujiems metams, ne, atėjus jau, ateinantiems metams jau atėjus, norisi pagalvoti apie viziją, apie misiją, apie tai, apie prasmę mūsų veiklos, ne, ką mes norim duoti, kaip mes matom tą įgyvendintą norą, rezultatą. Daugiausiai dėmesio skirsim šiandieną misijos klausimų, šiek tiek aptarsime ir tai, kuo skiriasi nuo vizijos. Aš irgi savo nuomonę pasidalinsiu. Esu moterų coacherė, Jurga Jotkazytė, jau 9 metus dirbu šitą nuostabų darbą ir perėjau per įvairius etapus nuo visiškai nesuprantu, ką darau ir kur tie klientai ir kodėl nevyksta procesai taip, kaip norėčiau, iki to, kai jau pradedi suprasti, kas tu esi per coacheris, kur tavo savitumas, ką tu nori duoti, kokia tavo misija ir aišku, ta misija jinai gali šiek tiek ir modifikuotis ir keistis eigoje. Tai šiandien aptarsim, iš vis kam ta misija reikalinga, ar jinai reikalinga coacheriam, ką jinai duoda, ar jinai padeda, o gal jinai trukdo. Ir šiandieną su manim yra nuostabios mano kolegė, šiaip Violeta pirmiausia, ir nuostabios 2 pašnekovės, kurios pasidalins savo įžvalgom šiuo klausimu. Tai paprašysiu trumpai prisistatyti Laurą ir savo trumpą intro, savo santykį su misija, ne, apskritai, koks tavo yra požiūris ir santykis į misiją gyvenime, veikloje ir coachingė. Ačiū Jurga, ačiū Violeta, kad pasikvietėt mane čia. Malonu, Ieva, irgi susipažinti čia virtualiai. Tai aš iš tikrųjų irgi ilgai ieškojau savęs, kol supratau, kas aš esu. Ir manau, kad pakeliui daug ir įvairių transformacijų prakeliavau, kurios labai glaudžiai siejasi ir su vizija, ir su tikslu. Ir šiam gyvenimo etape aš esu daugiausiai vadovų ir organizacijų, kaip sakyt, partnerė, ar ne, konsultuoju lygiai apie tos pačius dalykus, kaip atrasti prasmę organizacijų, kaip atrasti organizacijos misiją, kaip vadovam patiem atrasti ir suprasti, kodėl jie yra vienur ar kitur, kas juos inspiruoja ir motyvuoja būti šitam klausime ir kaip padėti darbuotojam atrasti jų viziją, prasmę darbe, kad darbas būtų smagus. Visų pirma, kad teiktų naudą ir teiktų tą tokį pasitenkinimą, nes žmonės yra toje kryptyje, kurie nori būti. Tai šalia to esu mentorė, mentoriauju įvairiose programuose nuo iDialogue iki Wow University, lyderystės akademijos įvairiose ten lygiai. Taip pat kalbam su žmonėm apie jų prasmę karjerose. Kodėl keičia karjerą, ką daryti, kad pasikeist ten, kur jie norėtų atsidurti, ne, tai kažkaip šita tema yra man tikrai artima ir pastaruoju metu ypatingai pradėjau daug gilintis, na, kaip atrasti tą prasmę, kaip atrasti savo misiją, kaip padėti savo keliauti šitoj kelionėje. Tai manau, kad bus įdomu pakalbėti čia ir galbūt išsinešit kažko naudingo iš mano patirčių. Manau, kad tikrai išsinešim daug ko naudingo, tai dėkoju, kad sutikai pasidalinti savo patirtimi. O kita mūsų pašnekovė yra Ieva, tai Ieva dabar tavęs paprašysiu trumpai prisistatyti. Nu, bandysiu trumpai jau, kad laikas. Tai visų pirma. Prašom trumpai. Gerai, pradžiai trumpai. Tai visų pirma, tai ačiū, kad pakvietėt. Labas visoms, kurios yra čia ir visoms, kurios yra klausys įrašo ir taip toliau ir panašiai. Tai
apie ką aš esu, ar ne, ir koks mano galbūt kelias galėčiau pasakyti. Tai vat lygiai taip pat, ne, yra misija ir vizija. Tai vizija keitėsi ir atrasta pagaliau ta misija lyg ir, bet gali būti, kad vėlgi pasikeis kažkada. Tai aš ilgą laiką buvau meno pasaulyje, menininkė, dailininkė, interjero dizainerė ir jaučiau didžiulį trūkumą kažkokį tai, nors kaip ir viskas buvo puikiai ir gerai iš šono, bet viduje aš misijos savo nevykdžiau. Ir nuo ankstyvos jaunystės visą laiką buvau ta, kuri padėdavo, patardavo ir kiti net juokdavosi, kada tu imsi pinigus iš kitų. Tai pagaliau legaliai galiu būti gelbėtoja, kuri už tai ima babkes ir padeda žmonėm atskleisti jų potencialą. Tai mano pagrindinė užduotis žmogui sugrįžti į savo ašį, nes per gyvenimą mes labai dažnai nukrypstam nuo jos. Tai todėl naudoju įvairias sistemas, tokias kaip human dizainas, enegrama, numerologija, kur padeda žmonėm sugrįžti į save ir atrasti savo viziją ir misiją. Mhm. Viskas. Tai labai patiko tavo mintis, kad legaliai gali dirbti gelbėtojos darbą, nes man atrodo, čia beveik visų moterų svajonė yra ką nors gelbėti ir dar gauti už tai pinigus. Ten, kur, Nors ne. Aha. Kur savo noru, ne, kur nebūtina, kur nereikia. Taip. Tai va, tai irgi noriu dar pasakyti, kad tiek Ieva, tiek Laura yra ir coacherės ir turi patirties tame, kadangi mūsų podcastas yra skirtas coacheriam, tai daugiausiai į tai orientuosimės. Ir smagu, kad vat, papildai Ieva savo paslaugas įvairiais kitais dalykais, kurie veda prie to pačio tikslo, ne, turi tą pačią misiją. Tos, žodžiu, įrankius apjungia tavo misiją. Violeta, kaip tau reikalai su misija ir kokia tavo misija yra? Nežinau, aš jos konkrečiai nesu apsibrėžusi ir aš šiandien kažkaip besiruošdama mūsų podcastui prisiminiau mūsų epizodą ir apie nišą ir tokį atradimą padariau, kad vat, aš šituos klausimus, nišą, misiją ir viziją apsprendžiu tik tai prieš mūsų podcastus. Vat tada aš pradedu grinti. O šiaip koks yra mano santykis su šitais terminais, tai kažkodėl vat, mano protas šitų terminų jisai neįvelka į kažkokį tai pavydalą. Niekaip aš jų nesuprantu, nes nėra tokio labai griežto apibrėžimo, vat, kur baigėsi ir kur prasideda. Ir kiekvieni supranta viską savaip, gal iš tikrųjų savų laikų besimokydama aš esu sulaukus kažkokių tai tokių replikų, kai pradedi sakyti, kokia čia ta mano misija arba vizija ir sako, ne, tai čia net ne į temą, arba ne, čia dar ne misija. Ir tada pasimeti, o tai kas tada yra ta vizija ir kas ta misija. Tai vat man kažkaip neįsivelka į konkretų apibrėžimą, dėl to aš kažkaip vis, aš bėgu nuo šitų terminų. Ir vat, kai mes kalbėjom apie nišą, aš tada savo atsakiau į šitą klausimą. Tai va šiandien aš manau, kad aš po podcasto, tokia jau kažkokią formą išsinešiu, kas ten mano ta misija ir vizija. Ir dar tokia, kadangi po mūsų epizodo apie nišą išsinešiau, kad nebūtina jos ieškoti, jinai tave gali susirasti. Tai aš neskubu ir su ta misija, vizija. Ta prasme, jinai yra, ar tu ją įsivardinsi ar neįsivardinsi, jinai yra, mes dirbam dėl kažko ir vat yra tas toksai, tas cinkelis, tas kabliukas, kuris vat veda toj veikloj, kad, toj veikloj tu, nežinau, ne energiją prarandi, o energiją gauni. Tai vadinasi, tu pataikai jau į tą misiją, kuri tau priklauso, kuri veda. Tai aš, kadangi taip jaučiuosi, vadinasi, aš pataikau, o koks ten tas apibrėžimas, nežinau. Taip. Tai man patiko irgi, kad tu įvardinai turbūt tai, ką daugelis galvoja coacherių, kad tai yra terminai tiesiog. Pavadinimai kažkokie. Tai ir manau, kad didelė dalis verslų, ne tik coachingo atveju, daugelio tiesiog kitų verslų atveju, turi ant popieriaus tą
vizija, misija, kurią užsirašo, ten kokias nors dirbtuves pasidaro ir pamiršta. Ir po to vėl kažkada pasižiūri, vėl grįžta, vėl pamiršta, bet jinai realiai tokia labiau būna pritempta iš išorės, negu kad kylanti iš vidaus. Ir iš tikrųjų yra sunku atrasti tos žodžius, į kuriuos galėtum įvilkti tai, ką tu nori duoti ir tai, ką tu nori padaryti. Ir čia noriu paskaityti keletą komentarų mūsų grupės narių, kokios jų yra misijos arba vizijos, nes aš irgi paprašiau, kad pasidalintų ir tuo, ir netrukus pasikalbėsim, kuo tai panašu ir kuo tai skiriasi. Tai čia gal vardų nevardinsiu, tiesiog komentarus paskaitysiu. Tai, pavyzdžiui, vienas komentaras, mano vizija, o gal ir misija, visko, ką darau, kad po mane žmogus pasijustų laimingesniu. Kita mūsų grupės narė rašo, mano vizija padėti žmogui sustiprinti vidinį tikėjimą savimi ir atrasti ryšį su aukštesnėje jėga. Mano misija yra plėsti sąmoningumą ir savęs pažinimą tam, kad ta brandi meilė savo neužsistovėtų, o svarbiausiai natūraliai plėstųsi į pagarbius ir harmoningus santykius su aplinka, artimaisiais, gamta ir visų pasauliu. Kita dalyvė rašo, padėti santykių krizę išgyvenančioms moterims stabilizuoti jų emocinę būseną. Kitas komentaras, susigrąžinti moteriams savivertę, pasitikėjimą ir vėl atrasti vidinę laimę. Ir dar vienas komentaras, išmokinti moteris būti drąsiomis ir vertinančiomis save, mylinčiomis save. Mano misija, kad iš vidinės meilės savo kurtų aplinką ir susikurtų santykius, kuriuose pagarba, pasitikėjimas. Jeigu tai ne tas žmogus santykiuose, turėtų drąsos išeiti ir rasti savo gyvenimo vyrą, su kuriuo galės augti santykiuose, o ne dusti. Tai skaitant tas visas misijas labai gražios, tikrai ir misijos, ir vizijos, ir įkvepiančios, ir tokios netgi magiškos. Reiškia, mūsų kaučerės jos turi, kai kurios turi tą savo misiją ir viziją. Ką pastebiu dar bendro tarp jų, kad to konkretumo truputėlį gal norėtųsi kažkiek daugiau, viena kita yra konkretesnė, kitos tokios abstraktesnės. Ir, pavyzdžiui, jeigu man kaip klientai skaitant, man jos visos kažkuo panašios yra. Turi kažkokį panašų jausmą sukuria. Galbūt aš net pažįstu savęs juose, tai irgi kitas klausimas yra, kiek ta misija yra skirta klientams ir kiek ta misija yra skirta pačiai kaučeriai. Tai paprašysiu irgi pasidalinti Lauros tada, kaip tu supranti, ta misija, apie kurią kaučerės kalba, jinai turėtų skambėti kaučeriai, klientams ar nesvarbu kam? Labai geras klausimas iš tikrųjų, nes dažnai pati pradėjai kalbėti apie organizacijas, ar ne, kur organizacijos dirba, pasidaro dalykus ir lyg ir pamiršta, bet ne visada pamiršta. Iš tikrųjų dabar kaip tik matau tą tokį pokytį, kad seka ir ne veltui daro, nes padeda priimti sprendimus tam tikrus, ar ne. Tai lygiai taip pat ir žmogui visi šitie dalykai, tiek vizija, tiek misija, tiek tikslas, jisai labai padeda nuspręsti, kokie pasirinkimai yra teisingi. Ar atliepia tą vidinį, nebūtinai tai turi būti išrašyta, bet kažkur galvoje vis tiek yra, ne, dalyką, ar netinkamai priimti sprendimai paveiks ar nepaveiks ir tą tikslą, ir misiją, ir viziją. Ir mano galva, tai visų pirma turėtų būti atsakymas savo, kodėl aš esu šitoje veikloje, ar ne, kodėl aš nusprendžiau keliauti į coachingo sritį, o ne kažkurią kitą dalyką daryti, ar ne. Ir tas atsakymas savo į klausimą, kodėl, tai yra pradžių pradžia. Tai tas tikslas, ta prasmė, kurią išsiaiškini, ir manau, kad visos turi jau nusprendusios tam tikrą kodėl, vienas išsiaiškina, kitos ne. Ir tas kodėl tada pradeda padėti formuoti tą misiją. Tai ką coachingo veikloje aš noriu nuveikti. Tai ne veltui ir atsiranda tada visi šitie užrašyti teiginiai, kurie jau po truputį ir keliauja link aiškaus išsigryninimo
misijos ir vizijos ir kitų dalykų. Ir kodėl tu, Jurga, tarkim, neatrandi savęs, todėl kad galbūt tau nėra aktualu tam tikri dalykai. Tu galbūt nesi tose momentuose, apie ką kalba tos coacherės, kurios yra išsidėliojusios savo misiją. Tai grįžtant prie to klausimo, kam yra skirta, tai visų pirma yra skirta kiekvienai iš mūsų suprasti, kodėl mes norime daryti tą veiklą, kurią darom. Tada jau keliaujame toliau ir kalbame apie tai, kaip mes atliekame dalykus, jau tada konkretinį, kam yra skirta ta mano paslauga, ką jos visos kitos moterys ar vyrai, kuriem padedi savo coachingoje veikloje, gali atrasti. Ar ne? Tai toksai, sakyčiau, etapas po etapo. Pirma susidėlioji savo, tada bandai dėlioti, kokiais veiksmais tą savo kryptį tu atliepsi ir tik tada tave pradės atrasti tavo klientai ir pradės suprasti, kad man tikrai reikia eiti pas tave, o ne pas kitą. Nes atsiras tas toks kaip ir win-win. Ir aišku, bus pajausti. Ir aiškumas tada atsiranda, ne? Tai galima tiesiog iš pajautimo eksperimentuoti, nes tikrai skaitant tas visas misijas ir vizijas, tikrai jos labai gražios ir atrodo tikrai pasaulis daug geresnis būtų, jeigu jom pavyktų įgyvendinti. Ir norisi, kad įgyvendintų tai, ką parašė, ne? Iš vienos pusės, iš coacherių pusės. O iš kliento pusės tada atrodo, tai gerai, tegul eina ir padeda tiem kitiem, kam ten reikia tos misijos, kuri yra išreikšta. Tai supratau iš tavo pasakymo, kad daugiausia yra skirta pirmiausia savo susivokti savo kodėl aš tą darau, ir tada sujungti su išoriniu pasauliu, kad kiti suprastų, ką aš darau, ir tai jau truputį netgi ir su niša siejasi šiek tiek, kokią tu pasirenki pagal savo viziją, misiją, nišą, su kuria tu dirbi ir kurioje tu tą pokytį ar tą kodėl nori įgyvendinti, ne? Taip, kai visus šitos dalykus turi, tada tau pradeda lengviau galvotis, ką tu turi padaryti, kad tavo tiksliniai klientai tave surastų, kad tave išgirstų, tave suprastų ir tave priimtų su visu savo tuo tikslu, purpose, to angliškai ar nevadinamu, su savo misija ir kad eitum ten, kur tu turi eiti ten. Taip. Ir kad įgyvendintum tą misiją, reikia irgi klientų. Negali padėti žmonėm, kai nėra tų žmonių. Vienareikšmiškai taip. Ir dar jeigu galiu dar greitai papildysiu, kad visi šitie dalykai padeda rasti tą savo klientą, nes jeigu tu esi visiems, tai kaip yra toks tradicinis marketinginis pasakymas, jeigu tu esi visiems, tu esi niekam. Nes ar ne visiems tu būti vienodas negali, bet jeigu tu keliauji į tą nišą, apie kurią jūs tikėtina kalbėjote anksčiau, ir aiškiai žinai, ką tai tiksliniai grupiai gali padaryti, tai ta tikslinė grupė tave susiras per word of mouth, ne, per kažkokius kitus kanalus, per tiesiog tą pajautimą, kad čia ir dabar man reikia šito žmogaus, nes aš turiu tą problemą, kurią mane gali išspręsti. Taip. Ok, tai noriu Ievos dabar paklausti, kaip tu, Ieva, supranti, ar reikia apskritai coacheriam misijos? Gal galima tiesiog imti, coachinti ir nežinant tos misijos, ir ką jinai duoda coachingo veikloje? Klausant jūsų, man atėjo tiesiog tokia mintis, kad misija yra jausmas, o vizija yra matymas, kur noriu nueiti. O tas jausmas yra apie tai, kai darau, nes negaliu nedaryti. Toks raktinis. Ne dėl to, kad reikia babkių. Ne dėl to, kad reikia ten klientų, ne dėl to, kad vyras sakė, tai ką tu turi diplomą ir dabar iš to neuždi, nes aš tiesiog vedu, kadangi ir paskaitas, ar ne, coaching online mokykloje, tai matau tokį dalyką, kad ne visi, kurie įstoja ir mokosi ir baigia, ne visi toliau nori tai tęsti. Ar paskosi tarp to, kad tai ar tikrai juk aš norėjau, ar ne? Tai labai svarbu jausti save iš tikrųjų, kas ten su manim vyksta ir kokia ta mano misija iš tikrųjų yra per jausmą.
O kai tu veiki per jausmą ir per širdį, neįmanoma, kad neateitų tie klientai. Nu, jie vis tiek jaučia. Aš kaip sakau, viskas yra energija. Ir tą žinutę paliečia. Bet jeigu mes skaitom ir mums nerezonuoja, net jei tai ir mūsų tema, vadinasi, ten yra melo. O melas yra, kai pats žmogus savo meluoja. Kad, vat, iš proto, nes aš ką matau, dažnai, vat, tą nišą renkantis, tai kokia čia būtų, vat, gal, vat, tam tai sekas, davai, aš imsiu. Bet labiausiai važiuoja tada, kai, nu, iš tikrųjų, kai apie santykius kalba tas, kas perėjo santykius, nu, ta tema, kuri tikrai labai labai atliepia vidų. Tai, vat, man tokia mintis. Mhm. Tai Tai, reikalinga, va, kaip Violeta labai gerai pasakė, kai tu jauti, tu gal ir net nežinai tiksliai, bet iš pojūčio eini, mhm. ar ne, ir tada viskas ir dėliojasi, ir vyksta sinchronizacijos, ir ateina tam tikri žmonės. Vizija reikalinga, kaip tas kanulis, kuris mus stiprina. Vat Taip. aš matau ir tada dėlioju žingsnius. Tada būnu nuoseklus. Tada, nes vat, žinau, kas už to slepiasi ir man lengviau tada būti tam herojaus kelyje, ar ne, toj kelionėje išsilaikyti. Mhm. Tai man tavęs beklausant daug minčių kilo, tai irgi pasidalinsim. Tai pirmiausia, ko gero tie, kurie lieka, nes, pavyzdžiui, kai aš baigiau irgi mokymus coachingo, Lietuvoje aš baigusi esu ir Tony Robbins online, bet Lietuvoje gyvai, ne, fiziškai. Iš mūsų grupės, iš ten kelių gal net grupių, kurios panašiu metu buvo, tai turbūt aš ir viena dar coacherė likom, kurios kažką dirba susijusios su tuo. Tai ko gero lieka ilgiausiai ir lengviau išlikti yra tiems coacheriams, kurie turi tą misiją savo, kad ir jos nežino, neįvardina tiksliai, bet jinai per coachingą turi šansų realizuotis. Ta prasme, jinai tinka coachingui ir tu vat jauti tą kažkokį pašaukimą, kažkokį tai norą dalintis, duoti, kuris labiau pradžioje yra jausmas. Aišku, pasiseka turbūt tiem, kurie iš karto žino jau tiksliai, ne? Bet tokių mažiau turbūt yra. Tai. Iš pradžių yra neapibrėžtas jausmas ir mes tada bandome į žodžius sudėti tą jausmą. Ir aš ir pati atsimenu, kad mano keitėsi, kad aš ir tą norėjau daryti. Dabar, pavyzdžiui, aš labiau į emocinį meistriškumą, į emocinį intelektą pakrypau. Tai ko gero irgi tai nebus mano visa vienintelė misija, bet gal jos kažkokia dalis, kuri man šiuo metu labai rezonuoja. Susijusi su ta tema. Ir tai tie dalykai gali keistis ir aš tikiu, kad skirtingai vieniem gal greičiau jinai susidėlioja į skambančius žodžius, kitiem gal vėliau, bet per jausmą tada tu tą vidinę motivaciją turi eiti ir siekti. Su vizija, ką aš atsimenu, kiek aš esu dariusi anksčiau tų vizijos pratimų, tai tu tiesiog išgalvoji kažkokią tai svajonę, kaip tai atrodo. Realiai tai smegenim net neatrodo realu, kad taip gali būti. Ir tos motivacijos bent jau man nesukeldavo, bet aš manau, kad gal aš tiesiog netinkamai dariau tas praktikas ir taip irgi pasižiūrėdavau daugiau kaip į žaidimą. Tu tiesiog pasirašai tam kartui tą viziją. Ir paskui pamiršti, kad ten balto ofiso prie jūros norėjai maždaug savo veikloje. Tai va, tai man labiausiai suskambėjo tai, kad būtent suteikia vidinės stiprybės tą herojaus kelionę tęsti, viziją ir misiją, kuri atliepia širdį kažkaip, tai bent dalinai, bent kažkiek tai paliečia tie žodžiai, va tą jausmą. Ir taip pat lengviau sunkumus išgyventi tada yra, kai nelabai gerai sekasi, kai, nes būnagi viskas bangom, ne, aukštyn žemyn. Ir kai būna pakilimas, tai tada gal taip ir nėra svarbu, bet kai jau sunkesnis etapas, tai kartais tik tai ta misija ir ištempia tave, motyvuoja daryti, nepasiduoti, nes tu nori padėti, tas vidinis balsas veda tiesiog. Tai man labai patiko, kad tu įvardinai, kad galbūt kartais užtenka tik ir jausmo, nebūtina ten konkrečiai pataikyti žodžiais į tą formuluotę, o eigoj tu gali ją tikslinti, keisti, kol galiausiai atšlifuosi, gali ir 10 metų reikėti, ir metų, ir 10, ir 20 gali prireikti, kol konkrečiai pataikysi.
Tai Jurga, ar labai galėčiau ačiū. replikuoti truputėlį? Taip, prašom. Man labai surezonavo, kai tu pradėjai kalbėti, žinai, apie save. Tiesiog tokį sakinį norėjau pasakyti. Man atrodo, kad tavo tikslas ir misija, jinai nesikeičia. Jinai keičiasi tik tai būdų pavidalu, kur ir kaip tu pradedi ir toliau tęsi. Ir tai Taip. nereiškia, kad tu turėdamas savo kodėl ir savo misiją, tu turi ten ir būti. Tu ją tiesiog įprasmeni per kitus veiklos būdus. Vieną Taip. kartą galbūt pasirenki tą emocijų kažkokį tai dalyką, ar ne, kitą kartą pradedi galbūt labiau gilintis į kitą temą, bet jeigu visgi sugrįžti atgal, tai ta misija ir prasmė, kodėl tu visą tai darai, tai yra apie tą patį iš principo. Tai čia tik tai norėjau truputėlį papildyti, kad negalvotų moteris, kad kiekvieną kartą ta misija keičiasi. Tikrai nėra. Tai vat reikia kartais sustoti, truputį save atgal pargrįžti ir tada labai puikiai viskas susidėlioja. Tai mes su Laura noriu pabaigti. Kinta forma pagal mūsų pokytį. Vat ką aš irgi išgirdau, ne? Jurga, vienu metu mes pradirbam kažkokias temas, aš ką vat matau, ar ne, vyksta. Ir tada babam, visi klientai tokį, tu su ta tema ateina, ne? Vėl kažkoks pokytis mūsų viduje vyksta. Tai taip, labai atliepia. Mes su Laura esam ruošusios misijos dirbtuvės, tai į tą temą irgi labai gilinomės ir tikrai abidvi priėjom prie išvados, kad misija jinai yra, jos nesusikuri tu pats, bet jinai yra, ją tiesiog atrandi ir taip, pagal tai, kokiam tu etape esi, kitaip skamba ir man gali dar kartais atrodo, kad jinai kartais kaip puokštė gėlių. Puokštė tai viena, misija tai viena, bet kartais tu ten į vieną gėlę koncentruojasi, kartais į kitą gėlę koncentruojasi, bet jos vis tiek suveda į tą patį tašką, tai vat, paantrinsiu jums. Ir čia norėčiau irgi, kad mes padiskutuotumėm trumpai, o kuo skiriasi misija nuo vizijos, nes ilgą laiką, ypač kol nesigilinau į tą temą, aš tikrai jų neskirdavau ir dabar kartais man maišosi, bet jau dabar toks labiau pajautimas atsirado to skirtumo, tai aš irgi savo pasidalinsiu paskui, kaip aš galvoju, bet noriu iš jūsų išgirsti, kaip jūs suprantat, kuo tai skiriasi, kuri galbūt tik tai vienos užtenka, reikia abiejų, žodžiu, tiesiog tuo klausimu norėčiau, kad pasidalintumėt savo įžvalgom. Tai galiu aš, jeigu. Tai man visi šitie dalykai yra vienas po kito. Tai visų pirma, ar ne, kalbam apie tai, kodėl aš esu toje veikloje, tai mano tikslas ir prasmė atsiranda, tai tokį gražų tą auksinį apskritimą susidėlioja. Ir prieš eidama čia aš kažkaip visai netyčia galvoju, kaip aiškinti žmonėm tą tokį galbūt neapibrėžimą, bet kas tai yra ta misija, kas tai yra tas dalykas, kur atsako į klausimą, kaip aš savo tikslą pasiekiu, ir prisiminiau tos misionierius. Iš tikrųjų, kurie, net jų ir pavadinimas, ar ne, atliepia misiją. Tais laikais turėjo tą tikslą eiti ir skleisti tikėjimą tam tikrose šalyse, salose ir tam visose kitose vietose, kur to tikėjimo nebuvo, ar ne? Tai jų misija buvo eiti ir skleisti tikėjimą. Tada, kalbant apie tai, kaip jie darė ir ko norėjo jie iš to pasiekti, mes pradedam kalbėti apie viziją. Kodėl jie tą daro, kodėl jie turi tą tokią misiją eiti užkariauti tam tikras vietas, kur tikėjimo nebuvo, tam, kad visas pasaulis būtų krikščioniškas arba kažkoks kitoks, ar ne? Tai jau vizija po truputėlį eina apie tai, kaip aš visą tai padarysiu. Pas kokius žmonės eisiu, kokia šalis užkariausiu, ką jiems sakysiu, ar ne, kur paskui juos palydėsiu, kad jie atrastų tai, ko jie ieškojo manyje, ar ne. Tai man visi šitie dalykai yra visiškai iš vienos pusės apie skirtingus dalykus, bet jie labai gražiai vienas kitą papildo. Tai manyčiau, kad, vėlgi, arba esi užsirašęs, arba esi išsigryninęs, arba ne, bet jeigu taip sustotum ir pagalvotum, apie visus tris vis tiek tu vienaip ar kitaip pagalvoji, darydamas tą savo veiklą, padėdama moterims, padėdama keistis jom ar ne, padedant keliauti kažkokiu kitą kryptim.
Tai vienareikšmiškai tai yra apie skirtingus dalykus, bet jie turėtų labai gražiai eiti vienas paskui kitą ir padeda susidėlioti veiklą. Tai tikslas iš principo, kodėl aš darau, ar ne? Misija yra, kur link aš noriu eiti ir ką aš noriu padaryti, o vizija tai yra kaip iš principo. Aš pasieksiu ir kur aš būsiu su savo veikla po tam tikro laikotarpio. Ir vėlgi keliaujant laiko prasme, keičiasi, nesikeičia, viskas modifikuojasi arba ne, priklausomai nuo to, kur tu esi šiandien. Svarbiausia turėti kryptį. Ir tada jau po truputį, ir po toj kryptį galima ir truputį keisti kursą ir keisti priemonės. Taip, vienareikšmiškai taip, bet viskas labai puikiai taip padeda eiti ten, kur tu nori eiti. Ir kaip tu sakei, padeda priimti sprendimus, padeda atsikelti rytą iš lovos, kai tu nenori atsikelti rytą iš lovos, nes tu žinai, ką tu šiandien turi padaryti, padeda akim galbūt labiau žibėti, padeda ir visokius kitokius dalykus padaryti, kad tu eitum ten, kur tu nori. Tai trumpai taip iš mano pusės. Ok, ačiū labai. Ieva, kaip tu galvoji, koks tavo požiūris į misiją ir viziją? Ar jų reikia abiejų, kuo jos skiriasi, kuo jos panašios yra? Aš labai pritariu Laurai, būtent taip ir matau šitus dalykus, ne? Sakyčiau, jeigu dar praplėsti, tai manau, kad misija yra mūsų visų prigimtinis dalykas netgi, ir jeigu taip žiūrėti į žmogų, ar ne, tai ta pati enegrama tokia kaip sistema, tai jinai yra apie tai, kad kiekvienas žmogus gimsta su savo tą, ar ne, misiją. Tai kiek tik tai tu supranti save, nes aš, tai pavyzdžiui, žiūrėdavau visą laiką filmus nuo vaikystės. Ir man vienas gražiausių dalykų, dėl ko aš verkdavau, kai būdavo kažkas įkuria kažkokį centrą, kliniką ir ten plūsta žmonės ir jiem ten, tai aš tiesiog, tai aš jau visai maža žinojau, kokia forma, tai nemačiau, bet kokia ta mano misija, apie ką jinai yra. O ta vizija padeda pamatyti formą, kaip tai, kaip tai galėtų atrodyti, kaip tai galėtų vykti, kaip link to eiti. Tikslas jau, kaip eiti papunkčiui. Ir Jurga paminėjai, kad tos pavyzdžiui, vienas iš puikiausių metodų, kurį taikau ir klientam, tai būtent yra vizualizacija. Jeigu gerai ją atlieki, tai labai gerai moteris pamato, ar ne, kam taikai, kur nori atsidurti po 5, po 10 metų. Ir iš proto vienaip dėlioja scenarijų, o kai reikia pamatyti, tai žiūrėk, vis tik santykių man nereikia, nors prieš tai labai reikėjo, ir pamato, kad keliauti ir ten kažkaip tai, ir visai viskas dėliojasi visai kita kryptim. Ir tada, kai tai įsirašo į kūną per vizualizaciją, irgi labai lengva išlaikyti, kad toliau judėti link to. Tai aš čia truputėlį ir pritariu ir noriu dar kažkaip šiek tiek ir kitokį požiūrio kampą įnešti iš savo patirties, šiai dienai, kaip man yra, pačiai dėl vizijos ir misijos. Ir dėl vizualizacijų, tu irgi pritariu, kad tai labai stiprus įrankis, kai pataikai, būtent, kai vizualizuoji tikrai tai, kas atliepia širdį, o ne tai, kas tiesiog, ten visi nori ten ofiso prie jūros ar ten namo prie jūros. Bet jeigu nėra jausmo, tai yra netikra. Ir tada mes būna geras jausmas. Būna geras jausmas, bet tai ne tas jausmas. Tai labiau toksai, kaip, norėčiau, svajonė graži, bet tai nėra tas, iš vidaus, kaip tu sakai, kad prigimtinis dalykas. Kai čia ir čia susijungia, ne? Toks net šiurpas. Kai vedam sesijas ir eina kūnų šiurpas, ne? Ir tu vedi vizualizaciją ir eina kūnų šiurpas. Tai tada tikrai nėra jokio galo. Tai man šiai dienai aš tokią išsigryninu savo atsakymą, kad pirmas dalykas, tai tiek misija, tiek vizija yra lyderio savybė. Tai jau yra lyderystės savybė. Tai, nes mes einam į kažkur, kur mes norim eiti ir kuriam, o ne bėgam nuo kažko,
ir gelbėjamės, ne, gesinam gaisrus. Kas būna, kai tu nežinai, kur tu nori nueiti. Tada tiesiog blaškaisi ir tvarkaisi su tuo, kas iškyla ir viskas. Ir kaip gaunasi vos nebelenkai. Tai čia pirmas dalykas, tai vat tas resursinė būsena, lyderystės būsena, jinai ir parodo. Vat lyderiai turi misiją ir viziją, o ypač viziją. Nes misiją, tai misiją yra lengviau turėti, man atrodo, kaip tu sakai irgi, Ieva, kaip minėjo, jausmas, ką aš noriu duoti. Mes moteris, mes beveik visada norim kažkam kažką duoti. Tokia kaip prigimtis yra, nenorisi dalinti. Bet žinok, Jurga, ne visas moteris. Čia jau galiu ginčytis. Aš tikiu, kad ne visos, bet jeigu labiau iš moteriškos energijos žiūrint, tai moteriška energija vis tiek yra tokia meilės, dalinimosi, gėrio kūrimo. Ir mums gal tai natūraliau truputėlį yra, gal daug moterų turi tą polinkę, ne, dalintis. O vizija, kaip konkrečiai tai atrodo, bet misija man labiau yra tai, ką aš noriu duoti, tiesiog, kuo aš noriu dalinti. Ir tas jausmas. O vizija man jau yra konkretus galutinis rezultatas, kaip tai atrodo. Ir, pažiūrėjau, pati, tarkim, dabar tuo emociniu mistriškumu dalinuosi, bet įsivaizduoti moterį, kuri jau turi tą emocinį meistriškumą ir kuri jau jį pritaiko, man yra sunkiau, negu kad žinoti, ką aš noriu duoti. Tai man vizija labiau siejasi su tokiu kaip galutiniu paveiksliuku. Nufotografavai tą galutinio rezultato realizaciją, kaip jinai atrodo. Ir tu eini link to paveiksliuko. Man jį asmeniškai išlaikyti, nepametant galvoje ir širdyje, yra truputį sunkiau negu tą norą duoti kažką, tą misiją. Tai aš manau, kad tam, kad veikla vyktų nuosekliai, sklandžiai, kryptingai, gali užtekti ir vieno, gal kažkuris kažkam ryškiau tas paveiksliukas matosi, kur nori eiti, o kitam gal kažkas labiau, ką aš noriu duoti, kokį aš tą pokytį noriu į pasaulyje padaryti. Nesvarbu, kuris jis veda vis tiek į priekį. Abudu yra gerai ir aišku, jeigu yra vienas, okei, bet jeigu yra abudu, tai tada vienas, kaip Laura irgi sakė, vienas kitą papildo, jie eina kartu, eina išvien. O jau kaip tu tą nori gyvendinti, tai man jau labiau tokie kaip tikslai, uždaviniai, labiau netgi per vertybės, nes tu tą patį gali įgyvendinti, pavyzdžiui, padėti moteriams tu gali ir per prievartą, ne? Yra toks posakis rusiškas daganių į pričinių dabro. Kartais mums ir taip gaunasi, ne? Norisi, tau reikia būtinai, aš tau padėsiu. Tai čia bus vienas variantas tavo misijos įgyvendinimo ir ko gero vizija jau kitokia būtų negu to varianto, kur pas tave pačios ateina tos moteris, kurios jos nori jau pačios tau padėti ir tą pagalbą priima ir naudojasi jie iš geranoriškų paskatų, o ne iš to, kad ten, tarkim, tu pasakei, kad jai reikia, ne? Tai tas pats, ta pati misija, bet labai skiriasi įgyvendinimas, jeigu vizija skiriasi. Tai tada ta vizija su įgyvendinimu ir susijusi per uždavinius. Iš vizijos kyla tada uždaviniai, kaip tą misiją mes įgyvendinsim. Tai aišku, čia truputėlį gal painu, tai tiesiog linkiu irgi klausytojam ir žiūrovėm mūsų atsirinkti, kas jums aišku, kas neaišku, galite užduoti klausimus dar, kol vyksta tiesioginė transliacija, atsakysim. O dabar noriu dar tada paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduot, kaip padaryti, kad ta misija būtų reali, kad tai nebūtų tik tais pavadinimas, marketingo šūkis, užrašytas dalykas ant popieriaus, kaip gyventi ir kurti tą veiklą per tą misiją ir viziją, kad jin taptų to tokiu kaip kūnu ir krauju žmogaus. Tai kaip jūs galvojat, Ieva, kaip tu manai? Kaip gyventi? Tai gyventi. Tai gyventi su savim susijungus. Man tai tokia mintis, ne? Su savim susijungus. Aha, gyventi kokybėje ir per širdį.
Tai net Klausyt širdies. tik tai, vat, o kad ją klausyti, tai reikia nu įvairių, mes turime metodų, ne? Taip. Meditacija, kvėpavimai ir visi šitie dalykai, sveika gyvensena, sportas, baziniai dalykai. Šiaip tai labai žmonės pamiršta bazinius dalykus. Nu, va toks, ne? Fizinė veikla, pavalgyti normaliai, ne fast foodą ten, oi, pamiršau šiandien, rytoj pavalgysiu. Ir aš manau, kad tada ateina, nu, aiškumas, gylis, pajautimas ir mes tada daug labiau jaučiam ir nenukrypstam Mhm. nuo to, Tai kas yra. čia labai svarbu, ko gero, intuicija irgi. Tai, nu, tas resursai Širdis, taip, fiziologija. nu širdis ir yra, ar ne, per širdį. Tai Taip, kai mes taip. jaučiam, o nežinai, toksai atėjo intuicija, pojūtis, ai čia nesąmonė. Žinai, Taip, ai čia taip. ir paneigiam. Tai vat jeigu mes iš tikrųjų visada klausysim savo širdies ir intuicijos, tai realiai mums viskas taip aišku. Taip aišku. Nenuklysim. Galim ir neįvardinti, bet nenuklysim iš kurso, nes vis tiek širdis veda ten, kur reikia. Jo, aš dar Ir- norėjau gal pasidalinti, ar ne savo, vat, kaip man keitėsi. Aš galvojau, vesiu individualias sesijas, man labai tinka viens ant vieno, ne, vat, tiesiog galvojau, gal bus kažkam įdomu. Ir vyko šamaniškų būgnų toksai, šamaniškų būgnų renginys. Ir aš save pamačiau medyje ir plūsta žmonės, iš visur plūsta žmonės. Ir tas jausmas. Ir aš tada supratau, kad apie bendruomenę. Ir tada mano keitėsi, ne, viskas, vat vizija, kad tai apie bendruomenę, apie gyvus susitikimus. Tai va tai kinta. Bet yra įvairių būdų padėti savo ją pamatyti ir pajausti. Tai va. Ir irgi, vat, man patiko, kad tu paminėjai pavalgyti, aš pridėčiau būtinai išsimiegoti, Taip. nes tam, kad mes tos resursus jaustumėm, mes turim, nu, kad mes jaustumėm tą intuiciją, tą vidinį balsą širdies, irgi svarbu, kad netrukdytų išgyvenimo visokie, tai vat, nu, vat, stresai. Fiziniai kovos. poreikiai, ne? Nu tai jeigu mes Taip, alkaniai rėkiam, mes pyktis ima, taip. tai apie kokį intuiciją. Čia kaip leliuką, ne? Tai žiūri, ar nepakakojęs, ar pavalgęs, tai mes lygiai taip pat kaip tie leliukai. Taip, taip. O tu, Laura, kaip manai, koks tavo galbūt būtų patarimas moteriams, kurios nori iš tikrųjų gyventi ir vykdyti veiklą pagal savo misiją ir viziją, kad tai nebūtų tik tais šūkis ant popieriaus? Ką tu patartum? Aš tai galvočiau, kad jeigu yra nors kruopelytė jausmo, kad pradeda darytis šūkis ant popieriaus, sustoti, truputėlį pargrįžti atgal ir tikrai pabūti su tuo klausimu, ar tai tikrai yra apie mane, ar tai yra mano misija, ar tai yra mano tikslas, kodėl aš darau šitą veiklą. Ir vėlgi iš širdies, iš energetikos, grįžtant į praeitį, į vaikystę, į tam tikrus dalykus, vat kaip mes ir tuose mokymuose, ne, kur Jurga planavom, pridėliojom, buvo dalis, kaip atrasti tą savo tikslą. Truputėlį pargrįžti atgal ir pasižiūrėti, ar tai tikrai yra apie mane. Ar aš tikrai, būdama savo atvira, visus šitos dalykus nusistačiau, ar ne? Galbūt tiesiog vat, kažkas man sakė, nusistatyk ir aš taiga užsirašiau, bet tai yra ne apie mane. Ir aš nedegu tuo, ką aš darau. Kai tai iš tikrųjų bus apie kiekvieną iš jūsų, tada natūraliai atsiras būdai. Atsiras būdai, kaip tą misiją įgyvendinti, atsiras būdai, kokius žingsnius daryti, kad vizija susiformuluotų ir tada natūraliai, organiškai pradės ir veikla kitaip krypti. Ir visi pajaus, kad taip, aš darau taip, kaip aš noriu tą daryti ir kaip aš užsirašiau. Iš kitos pusės, vėlgi, kai yra jausmas, taip kaip ir organizacijos daro, kai yra jausmas, kad viskas aplink keičiasi, ar ne, ir kad mes nebespėjom su tuo pokyčiu, jos sėda ir persižiūri. Jos sėda, persidėlioja, kartais net ir vertybės, kartais net ir kryptis, kartais net ir visus strateginius dalykus su vizija ir misija pagal besikeičiančią aplinką. Tai vėlgi pasižiūrėkim, ar tikrai šiai dienai yra tas pats, kas buvo vakar. Gal vėlgi reikia pagalvoti, kokia ta vizija šiai dienai galėtų būti kita. Ar ne? Bet faktas, jeigu
Šūkiai ant sienos, nu jie niekam nepadeda dirbti. Tai norint savo padėti, reikėtų kiek įmanoma daugiau perleisti per save, pasižiūrėti, ar tikrai, va, kaip anksčiau kalbėjom, širdis su smegenim, su protu, su intuicija, tas gut feeling, ar yra, ar nėra. Ir tada, nu, va, energetiškai lengviau viskas keliaus. Tai va, pirmas mano dalykas, sakau, jeigu nors kruopelytė yra abejonės, kad čia ne apie mane, sustoti ir pargrįžti atgal ir pasižiūrėti, kad tai būtų apie kiekvieną iš jų. Tai iš tavęs, vat, ką išsinešu, taip nuolat pasitikrinti, Taip. ypač jeigu nebeskamba, jeigu kažkur jau dingo, Taip. nutilo, dingo į foną, pasitikrinam, pargrįžtam ir jeigu reikia, tai keičiam formuluotės, keičiam žodžius, keičiam net vertybės, jeigu pasikeitė, nes mes nuolat augam. Taip. Mes irgi keičiamės, ne? Ir ta vizija, misija, kaip tu sakei, vat, kuri yra ta pati, bet jinai visai kitokią gali išraišką įgauti. Vienareikšmiškai. Taip. Mhm. Ir tada lengva bus atsakyti galbūt į klausimus, kodėl staiga klientai nebeina pas mane, ar ne? Nes jie labai labai jaučia, kad kažkas yra ne taip, kažkurioje vietoje kažkas nesutampa, ar ne? Ir nu, va, tada kitoje vietoje savo galėsi padėti, pritraukti tinkamus žmonės ir tą kryptingai tą veiklą vykdyti, ten, kur tikrai tu esi. Ir pasimti tą, kam tikrai tavęs reikia. Taip. Tai kur tu esi savimi ir dar vat irgi pridurčiau, kad misija ir vizija, jinai dažniausiai susijusi, nu, kaip gali būti ir su savim susijusi, šiaip gali ir asmeninę turėti, kaip aš atrodau, ne, ten ką aš savo noriu duoti, kur aš noriu augti, tada kaip mano veikla atrodo, ką ten noriu duoti ir tada kaip dar noriu padaryti daugiau už save, ne, kokį dar pokytį aplinkai ir kitiems žmonėms noriu padaryti. Va čia vėlgi gali būti skirtingi lygiai netgi dar tos misijos. Ir jie visi, man atrodo, yra svarbus ir turi savo vaidmenį, iš kurių susideda toks kaip bendras visas vaizdas. Ir tai bendrų vaizdų sakyčiau, kad misija yra didesnė už save, ne, tai nėra tikslas ten uždirbti kažkiek tai pinigų ar ten išvystyti verslą iki tam tikro lygio, tai yra noras kažką duoti. Violeta, kaip tau viskas skamba? Ar tau padeda geriau kažkaip susikonkretinti savo misiją, mūsų šitas pokalbis? Aš gal neturėjau tokio lūkesčio arba tikslo sukonkretinti kažką, tiesiog man labai smagu klausyti visų pasidalinimų ir tiesiog savo pasimti kažką, kas surezonuoja, ne? Tai ką aš iki šito momento pasiėmiau, kalbant apie skirtumus misijos ir vizijos, tai misija, aš bandau taip, pas mane protas taip dirba, reikia viską supaprastinti. Tai va, įsivaizduojam dabar konkrečią situaciją. Yra sesija coachingo 1-1. Mano misija yra, ką aš noriu tą sesiją pasiekti. Aš noriu pasiekti, kad klientas sėdėdamas, kalbėdamas su manim, jisai visiškai atsipalaiduotų, jisai nusimtų visas kaukes ir pabūtų atviras su savim. Nemeluotų savo, pabūtų savimi ir pamatytų, ką reiškia pabūti savimi. Ir jisai tą tokį išsineštų iš tos sesijos jau tokį pokytį. O vizija tai jau yra, kaip aš įsivaizduoju pasaulį, kai tokių žmonių po mano sesijų išeina daug. Ir kaip tas pasaulis keičiasi. Ir bet kuriuo atveju tiek misija, tiek vizija man yra apie prasmę. Tai yra prasmė. Ir man ta tokia misija ir vizija, jos abi tokia, žinai, kaip žvilgsnis iš paukščio skrydžio į tą visą situaciją, į tave ir į tai, ką tu darai. Tai kai iš viršaus pasižiūri, wow, aš tai darydama pasiekiu tą. Išeina žmonės, pažinę save, pripažinę tą savo savitumą, priėmė ir atradę drąsą, sakykime, ten rodytis ar kalbėti ir jie tada tuo dalinasi ir kaip pasaulis keičiasi. Tai kai tokią prasmę pamatai, tai tada iš ryto labai lengva ir keltis,
ir po darbo nesunku, nes, nu, sakykime, aš kaip samdomą darbą dirbu, ten po darbo tas sesijas pravesti kartais atrodo, oho, kaip tu čia taip sugebi. Nu, va, taip ir sugebu, nes iš paukščio skrydžio pasižiūriu, kad wow, po to sesijos ir aš, ir klientas, wow. Tai vat, man apie prasmę čia toksai, ir kai tu, Jurga, klausiai, vat, ar jinai reikalinga coacheriui labiau, ar klientui, nu, čia geras klausimas, iš tikrųjų. Aš manau, kad coacheriui. Mhm. Kad vizija ir misija yra skirta coacheriui, jam pačiam atrasti tą aiškumą tokį, kokį aš pokytį darau pasauliui. Labai Kur gerai link visą aš summary einu. padarai. Taip, taip. Tai va, ir labai gerą irgi temą palėtė, kur sekantis klausimas kaip tik ir turėjo būti, ar tai netrukdo coachingo sesijai, nes vėlgi, pavyzdžiui, tarkim, mes žinoma, ne, kad coachingė yra tam tikri standartai, tam tikros technikos, tam tikri reikalavimai, kad mes neturim savo, nu, tarsi neturim savo agendos kažkokios sesijos metu, kad mes einam kliento tempu, kliento keliu. Ir vat kaip jums atrodo, vat, jeigu turi coacheris aiškią misiją, ar tai nedaro įtakos sesijų, nu, ne tai, kad rezultatai, bet tai, kad, nu, kad, ta prasme, jeigu, ar sesijos netampa pritemptos tada šiek tiek į tą temą, kuri aktuali coacheriui, o ne klientui. Tai vat kaip jums atrodo šitoj situacijoje ir kaip tvarkytis tada, kad tikrai, nu, ta misija jinai padėtų, o ne kenktų. Ir kad nebūtų taip, pavyzdžiui, vat ateina pas mane, tarkim, Violeta į sesiją, ne? Ir mano misija ten būti savimi, o Violeta ateina, pavyzdžiui, su klausimu, kaip man klausyti mamos. Nu, tarkim, ten, čia aš jau kuriu pavyzdį, bet tarkim, ne? Ir aš tada sakau, ne, tau nereikia klausyti mamos, tau reikia būti savimi, ne? Bet tu ateini gal užklausą, kuri jinai neprieštarauja gal misijai, bet aš matau, kad galbūt gali prieštarauti, ne? Nes gal tu, pavyzdžiui, klausydama mamos būni savimi, nu, kaip pavyzdys. Tai va tokį, tiesiog, ar nesikerta kartais tai su klientų interesai? Va, gal toks būtų klausimas, kaip jums atrodo? Gali kirstis, aš galvoju, kad gali kirstis, bet čia priklauso nuo coacherio to vat irgi suvokimo, kas ta misija yra, ir lankstumo. Ta prasme, nu, jeigu aš labai griežtą apibrėžimą turiu pas mane apibrėžimas, 3 eilutės prirašytos, kokia yra pas mane misija. Ir jau aš taip einu stipriai su tuo apibrėžimu, tada taip. Bet jeigu pas tave tas apibrėžimas toks kaip pas mane, ne, nu, bet kažkas sklando ore, kažkokia misija, bet aš jos konkrečiai, bet žodžiais nepasakiau, kad jeigu pas mane ateis žmogus, kuris, vat, nori verslą kurti, o pas mane misija yra, nu, vat, kad tu pasijaustum mano sesijoje savimi, kad nusimtum visas kaukės. Nu, galima gal surišti, bet, nu, visada galima kažkaip surišti tą užklausą su tą misiją, bet, nu, aš kaip mėgstu juokauti, mes kaip coachingo specialistai, mes pardavinėjam nežinojimą. Nu, tą va tokią būseną, kai aš tai nežinau geriau už klientą. Aišku, sunku išbūti toj būsenoj, bet tai va ta misija gal kartais ir pakiša tą pagaliuką į ratus, kad aš tai jau žinau, ko tau reikia, va tau reikia nusimti kaukę. Mhm. Taip, ir tada atsiranda rizika, kad gali kilti noras per didelis padėti ir, nu, patempti, pastumti į tą pusę, kur man atrodo, tarkim, kad tam žmogui geriau būtų. Ten, pavyzdžiui, jeigu mano misija išlaisvinti moteris, ne, o jinai ten, pavyzdžiui, nori būti namų šeimininkė kokia, tai gali toks kaip vidinis, nu, konfliktas kilti, prieštaravimas ir tarsi gali norėtis parodyti, kad ne, tau geriau būti laisvai pagal tą laisvę supratimą, kokį aš turiu, kaip aš suprantu. Tai vat irgi norėčiau, Laura, ir tavo nuomonę išgirsti, paskui Ievos, kaip suderinti vat tą misiją, kurią turi coacheris su kliento poreikiais. Aš galiu tada, ne, jeigu Laura tyli. Aš tai sakyčiau, viskai priklauso.
Aš, Sakyk. man atrodo, kalbėjau, bet viskas gerai. Tai aš, Tiesiog žinai, buvo kalbėjau. užstrigimas. Aha, Internetas buvo užstrigęs. Kalbėk, Laura, kalbėk. Matyt. Gerai. Tai aš manau, kad vis priklauso nuo coacherio profesionalumo, ar ne? Mane girdit? Girdim. Gerai. Žinok, trūkinėja Tai ryšys. Tai gal Ieva, tada tu tai pas mane pasakyk savo stabilus, nuomonę. nežinau, kas čia. Ir Gerai. tegu Ieva pasako tada ir grįšim prie tavęs. Palaikyk mintį, ne? Aš nenusikopijuosiu jau dabar nuo Lauros minties. Teks pačiai, ne? Man klausantis atėjo tokia mintis, kad man coacherio misija visų bendrai paėmus yra truputį apie tokią tarnystę. Vat man išėjo iš karto medikas, ne, jo misija padėti. Viena forma. Mūsų yra vis tiek, bet kuriuo atveju, tie, kurie dirbame, mes turime norą padėti žmogui. Vat, ane, vidinis, vis tiek mūsų vidinis varomasis variklis yra padėti. Tai jeigu atėjo šeimininkė, kuri nori būti namų šeimininkė, tai mes jai suteikiam laisvę, būnant namų šeimininkė, kad jinai laisva jaustųsi tame. Man nėra konflikto. Aš manau, kad kiekviena, jeigu aš kalbu apie drąsą ir apie laisvę, tai nesvarbu kokioj formoj, nes tas žmogus pasirenka, kas jo yra laisvė ir drąsa. Tai tiesiog, vat, man tokia mintis atėjo. Taip, aš noriu dar užtvirtinti, kad yra skirtinga, ne? Ir jeigu mums, pavyzdžiui, jau ypač po tiek metų darbo, jau tie dalykai netrukdo, tai aš tikiu, kad pradedant ir renkantis tą misiją, coachingį tikrai gali kilti tokių situacijų, kada ta priešprieša kažkokia truputėlį ar įtampa, ar noras didesnis žinot geriau už klientą ateina. Tai ką aš norėjau, pati žinau tiesą pasakius iš savo patirties, kai buvo pradžioj, kai pradėjau dirbti. Ir ką iš tavęs išgirdau, tai tiesiog taikyti tą misiją per kliento prizmę. Toks patarimas būtų ne per savo prizmę, ne kas man yra ta laisvė, tarkim, kaip pavyzdys, ar ten vidinė stiprybė, ar pasitikėjimas savim, o kas tai klientai yra. O jeigu, pavyzdžiui, klientė net nenori nei to pasitikėjimo, nei laisvės, jai reikia, pavyzdžiui, išsiaiškinti, tiesiog kaip ten konfliktą kažkokį tai išspręsti, ne? O mes tada, pavyzdžiui, aš savo situaciją pasakysiu realią. Aš kreipiausi, aš esu išbandžiusi nemažai coacherių paslaugų pati, tiek lietuvių, tiek užsieniečių. Įvairių kainų diapazonų, man labai įdomu buvo irgi pastebėti, čia truputį nukrypsiu nuo temos, kad kokybė sesijos nuo kainos praktiškai nepriklauso. Ir turėjau irgi tokią patirtį, kada kreipiausi paprastų klausimų į coacherę lietuvę ir sakau, pas mane yra konfliktinė situacija su tėčiu ir buvo tiesiog tokia situacija ir aš žinau, kad aš su juo susitiksiu. Mes nedažnai bendravome, žinau, kad aš su juo susitiksiu. Ir aš noriu tiesiog išsiaiškinti savo poziciją, su kokia pozicija man ateiti į tą susitikimą. Ar man verta aiškintis ten tos santykius, ar ne. Aš noriu savo pati išsigryninti, ko aš noriu su toje situacijoje. Mano buvo tokia paprasta užklausa. Jos visi klausimai buvo ir viskas tempė į tai, kokia to konflikto nauda yra man. Ta prasme, kad yra visą laiką blogo dalyko gera pusė ir taip toliau. Man visiškai buvo ne apie tai, ko aš norėjau iš tos coacherės. Ir tiesiog turbūt tai, kas jai atrodė svarbu tos situacijos metu, jinai mane ten vedė. Ir aš netgi turėdavau kartais ir pargražinti ir sakyti, kad man truputį ne tas dabar aktualu, aš noriu pykti. Ta prasme, man nereikia klausimų, kurie padės ten tą pyktį paleisti ir taip toliau. Aš čia susitvarkysiu. Tiesiog aš noriu žinoti, ką man toj situacijoje daryti, kai mes susitiksim. Kokius žodžius galbūt pasirinkti, ar verta kažką sakyti, toks labai konkrečiai. Tai šitoj vietoj man asmeniškai trūkdė jos misija, tarkim, per tai, paprastas pavyzdys, ne? Tai kaip tu
nežinau, net nežinau klausimą, aš patarimas būtų taip nedaryti, ko gero. Nu, čia yra šiaip žmogiška turbūt, ne, ypač kai pradedi, tai, nu, labai Taip. žmogiška ir tiesiog būna pasimauni, jeigu tau labai aktuali tema, bet taip, čia yra susijęs su profesionalumu, tai jeigu taip atsitiko, neplakti savęs, priimti, pasidaryti superviziją, ne, bet čia yra žmogiška. Kitas variantas, ką klausantis tavęs, vat, ar ne, aš išgirdau, aš iš tikrųjų turiu kolegų, pas kuriuos nusiunčiu. Nu, realiai. Mhm. Mhm. Jeigu, nu, iš principo, tam ir yra niša, kad mes dirbtume su tuo, kas mums patinka. O kitu atveju mes turim kolegas ir jeigu yra tikrai tema, kur tu matai, kad tam žmogui labai tinka, tu sakai, žiūrėk, yra. Nes man net patiko tas momentas, kai net vidury sesijos galima nutraukti, sakyti, sorry, šiandien resursė. Geras kaučas gali sau leisti tai padaryti. Tai netgi, jei pamatai, kad tema neatliepia, aš manau, tai yra savivertės. Kai aš pasitikiu savim, aš net galiu sau leisti pasakyti, žinok, jaučiu, kad nesu kompetitingas, ar ne? Ar šitam klausime aš nebūsiu pajėgus tiek padėti, kiek padės man ten, nežinau, mano kolega ten toks ir toks. Tai vat man tokia mintis kilo. Tai vat iš tavęs irgi ką išgirdau, tai tiesiog nebijoti savo pripažinti, kartais Būti dalykų, kad drąsiais. gal ne ten eina, krypsta, kažkas gal nesigauna, stebėti irgi klientą, gal klientui nepatinka, bet ne visi pasakys. Tiesą pasakius irgi galiu pasakyti, kad ir aš ne visada jaučiausi saugiai galinti pasakyti kaučeriai, kad aš ne ten noriu eiti, kur mane veda, ne? O kiti šiaip tiesiog nesako tokių dalykų ir tai būna. Tai vat labai svarbu stebėti save, klientą ir turbūt tas vidinis pajautimas vis tiek yra, kad kažkas ne taip arba kad kažkas taip. Tai vat Laura, tada tavęs irgi paprašysiu papildyti, kaip tu matai tą situaciją ir kaip tu gal patartum, kad nepakliūtų kaučerės į tokią situaciją arba kad dėrėtų tos vat sesijos su kliento ir savo poreikiais, kaip tai suderinti. Iš tikrųjų, Ieva pasakė viską, ką norėjau pasakyti kitais žodžiais. Tai aš, vat, kaip ir pradėjau, viskas priklauso nuo profesionalumo, ar ne? Tai manau, kad su eiga savoje srityje ir vystymusi savoje srityje tikrai bus labai aišku, kaip atsirinkti klientus, vienas dalykas, su kuo tu nori dirbti, ir klientam atsirinkti kaučerį, su kuriuo jie nori dirbti. Ne veltui mes ir kalbam apie misiją ir viziją. Ir jeigu jie aiškiai susidėliojus, kitas etapas paskui iškomunikavus į viešumą, ar ne, potencialiam klientam ateina aiškumas, kad aš turiu šitoj savo situacijoje dirbti su šituo kaučeriu, kitoj savo situacijoje galbūt eiti pas kitą kaučerį, nes jisai atliepia mano kliento situaciją kitaip, ar ne, iš tos pusės. Ir iš kitos pusės mes, žiūrėkit, bet ką gydytoją renkamės, tikrai ne iš vieno, kirpėją renkamės ne iš vieno, psichologą ne iš vieno, tai lygiai čia tas pats. Ar ne, jeigu, bet kaip ir Ieva sakė, netitinkam iš abiejų pusių, tai tiesiog nebijoti pasakyti, kad žiūrėk, nėra tarp mūsų ryšio ir aš tau negaliu padėti. Tiek klientui nebijoti, tiek ir žmogui, kaučeriui pačiam nebijoti pasakyti, kad, žiūrėk, aš ne apie tai. Mano kryptis, mano niša yra ne ta, kurioje tu su kokiu klausimu atėjai. Man kilo tokia, pavyzdys iš to, ką tu paminėjai. Ką išsinešu iš tavo pasakymo labiausiai, tai komunikacija, ne? Ko gero, misija yra skirta iškomunikuoti. Misija yra svarbu tam, kad ateitų tie klientai, su kuriais jau dera, kuriems jau tos vertybės sutampa. Tai vat pavyzdys, kuris man kilo, tai kirpėjas, labai gerai, kad paminėjai. Tai dabar įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, kirpėja kokia nors labai naturalistė yra ir jos misija yra ten natūraliais tik tai ten dažais dažyti, ne? Ir tik tai ten pagal plauką kirpti ir taip toliau. O, pavyzdžiui, ten aš ateinu ir sakau, man prašau peroksidų nuvaryti plaukus, aš noriu, kad būtų balti ir ten, žodžiu, ir jinai... Sako, ne.
Sako, ne, nedarysiu. Taip, Mano vat vertybės. gali būti. Man yra tai buvę, aš tiesą pasakius buvau nusiskutus plikai į plaukus ir Geras. manęs nekirpo kirpykloje. Ta prasme, aš į kelias kirpyklas užėjau, pas mane buvo ilgi plaukai, sakau, aš noriu nusiskus plaukus, sakė, ne, neskusiu. Tada Na, nuėjau taip, taip. namo, nusiskutau pusę, beveik, nusikirpau pati, grįžau, sakau, dabar jau sutvarkysiu, sako, taip. Geras. Tai, Žinai, žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad tada yra kirpėjos užduotis iškomunikuoti, Taip. ne, kad aš Taip, taip. būtent per natūralius, tarkim, dalykus tą darau. Vat, pavyzdžiui, galbūt aš labiau per emocijų paleidimą padedu žmonėm, ar ten pamatymą pozityvių dalykų, spręsti problemas. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, noriu kito kažko, tada aš tiesiog neinu pas tą coacherį. Tai vat, iš vienos pusės misija turi ir vertybės tada atliepti ir Taip. parodyti aiškiai, apie ką tu esi, arba vizija, arba misija, arba abudu kartu, ne? Iš kitos pusės tai yra ženklas irgi klientui, atskirti, ar aš noriu to, ką siūlo tokiu būdu, ar ne. Nes sprendimus mes visos padedam rasti, tik tai skirtingais keliais. Ir jeigu yra tas nesusikalbėjimas vis tik tai kažkas bus universalus ir prisitaikys, arba, pavyzdžiui, bus labai profesionalus, tai tarkim, jeigu aš taip įsivaizduoju, jeigu kirpėja būtų labai profesionali, jinai tiesiog išsiaiškintų, ko tu nori, ne, gal tu ne peroksido nori, bet tu vaizdo kažkokio tai nori, ne, ar jausmo, ar efekto iš plaukų, ir gal aš tau jį galiu padėti padaryti savo tuo geresniu keliu, natūraliu, ir tau nereiks gadinti plaukų, ne? O kitos gali pasakyti ne, žinai, ir nedaryti, o kitos gali tiesiog nusileisti, paminti savo vertybės ir vis tiek daryti tokioje situacijoje, taip kaip klientas nori. Tai tų variantų yra. Ir svarbu gal tas pasitikrinimas net ir sesijos metu. Ne tai, kad šiaip mes pasitikrinam tą misiją ir viziją eigoje gyvenime, ne veikloje, bet sesijos metu, ar tai sutampa ar ne, ir ar nėra interesų kažkokio tai konflikto. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten, nežinau, žmogus, tarkim, labai religingas, o, pavyzdžiui, coacheris, visiškai ateistas, ne, ar ateistė ten ir nepriima to, tai irgi gali būti labai sunku vesti sesiją ir gal kartais irgi geriau atsisakyti tiesiog arba pasiūlyti kitą variantą. Tai man toks apibendrinimas skamba, kad aiškus išsigryninimas misijos ir vizijos sau, kuris gali keistis, kur tu gali ir klysti, ir visai bandyti, jis yra win-win ir klientui, ir coacheriui. Tai coacheriui jisai vidinę motyvaciją suteikia krypti, jėgų, resursų, lyderystės, eiti, priimti sprendimus, daryti, keltis, kai sunku. O klientui jisai padeda atsirinkti tą coacherį, kuris gali geriausiai padėti ir atliepti jo poreikius per savo misiją. Tai man toks atsakymas, kad jinai yra svarbi, kad jinai yra reikalinga, be jos irgi galima dirbti turbūt universaliems, padėti kitiem, bet su jie tiesiog į kitą kokybės lygį mes jau pereinam, dirbat su žmonėm. O kokie jūsų būtų apibendrinimai ir palinkėjimai mūsų žiūrovėms iš šios temos? Aš tai galvoju, vėl. Laura, varyk tada ir vėl to aš nusižiūrėsiu tada. Atsiprašau. Aš manau, kad Jurga irgi tikrai labai gerai padarė tą tokį visišką apibendrinimą ir manau, kad visiškai nėra svarbu, ar tie visi dalykai yra užrašyti kažkur, ar ne, ar jie nėra užrašyti, ar jie yra tik tai galvoje, bet svarbu kiekvienai iš mūsų skirti laiko ir apie tai pagalvoti, nes iš tikrųjų tai padeda. Padeda, kaip ir tu minėjai, atrasti tą klientą, kuris yra tavo klientas, padeda nepasiklysti eigoje įvairiausių sprendimų, kuriuos tau reikia priimti savo veikloje, ar ne? Kitas dalykas, padeda galbūt neperdegti, nes tu žinai, ką tu turi daryti ir nebesiemi papildomų įvairiausių veiklų. Ir paskutinis, negaliu sakyti, kas svarbiausias, nes visi kiti yra svarbus dalykai, padeda mėgautis tą veiklą, kurią tu darai. Ir kai mėgaujasi, tu transliuoji klientam, ar ne? Ir tada tas ratas užsidaro. Tu esi klientams tavęs reikia.
Ir tada va, tai, ką tu darai, neša didžiausią pasitenkinimą. Tai labai trumpai taip sakyčiau. Ir čia dar tas Violetos minėtas prasmės aspektas, jis tai Taip. labai irgi puikiai įsipaišo į visą šitą kontekstą. Taip. Tai va, Okay. stengtis turėti truputėlį laiko, sustoti, pagalvoti, apie ką ta mano prasmė. Yra įvairiausių būdų, kaip tą padaryti. Galima atrasti, susidėlioti, bent jau galvoje turėti tą kryptį, kur tu nori. Okay. Mes gavom klausimą komentarą, tai noriu pasidalinti. Klausia, kaip anksti coachingo kelyje reikėtų išsigryninti misiją, kaip jums atrodo? Aš manau, nėra anksti ir nėra vėlai. Kiek viskam savas laikas. O grynintis tai nuolat, kai pradedi savo kelionę, tai ir gryniniesi. Tai tiesiog. Kuo anksčiau, tuo geriau pradėti, o ir tas procesas yra tęstinis, tol, kol tu atrandi tikrai tai, ko jau nebesinori keisti ir kas jau visiškai yra tavo ir skamba. Taip. Man tiesiog coachingas yra apie priėmimą. Tai kaip mes priimam klientą, lygiai taip pat turim priimti ir save, ar ne? Tai leisti savo nežinoti, va, kai šiandien Violeta sako, ir aš nežinau, ir, taip fainai, ne, va, ir kaip ir dar, va, neaišku, ir, va, tai tas laikas ateina kiekvienam tada, kai ateina. Manau, kad ten tas gryninimasis misijos, jisai yra toksai kaip savo, kaip coacherio tapatybės atradimo dalis, va, to proceso dalis. Ir grynintis ją galima nuo pat pradžių, net besimokydami grynintis tą misiją, dėl ko aš einu mokytis to coachingo, kokia to prasmė. Tai vat, kaip ir sakiau, pasižiūrėti iš paukščio skrydžio, vat, šitą situaciją, ką man jinai reiškia. Bet tai nereiškia, kad jinai čia jau yra galutinė. Aš atsimenu pačioj pradžioj, gal baigusi mokslus, pas mane buvo kryptis išsiskyrusios moterys ir aš ten rengiau susitikimus jom bet atėjo ir tuo metu tai atrodė, wow, kaip prasminga, kaip faina, kaip gera, bet atėjo momentas, kai pagalvojau, nebenoriu. Ir dabar kryptis pas mane yra visiškai kita. Tai, nežinau, tuo metu, jeigu būčiau gryninusi savo misiją, tai taip jinai skambėtų visiškai kitaip. Ir tai va dėl to aš labai nesureikšminu to misijos klausimo, išsigryninimo, to apibrėžimo kažkokio. Jo, kaip vad Ieva sakei, ateis laikas ir jinai bus aiški. Ir gal dar aš pridėčiau, kad nebūtinai ta misija turi sieti su coachingu. Pradžioj galvokime, kokia yra mano misija ir prasmė kaip žmogaus. Kodėl aš esu čia? Taip, gyvenimo. Ir coachingas tai yra priemonė tai gyvenimo misijai atliepti. Nes kiekviena dėl kažkokių priežasčių mes ten einam. Renkamės tą mokymąsi, pagalbą žmonėm, kiekviena jau ateinam su savo misija. Tai iš principo mes ją turim. Nes net ir Violeta kalbėdama apie pokytį nuo to, kur tu buvai ir kur tu esi dabar, tu vis tiek tą pačią prasmę nešiesi. Taip. Ar dirbant su išsiskyrusią moterim, arba dirbant su kitokiais klientais, prasmė dėl ko, tai yra visiškai apie tą patį. Tai nėra vėlų niekada, bet atsigręžkit pirmą į save, į savo gyvenimo prasmę ir misiją, kodėl mes čia esam ant šitos vietos, kaip sako. Tai aš gal galiu, Jurga, trumpai, tu taip paliečiai tą temą, kad ta misija gali kartais trukdyti, savo pavyzdžius davei, tai aš kažkaip norėčiau tiesiog papildyti tą dalyką. Nesvarbu, ar misija yra išgryninta ar neišgryninta, tokie dalykai gali pasitaikyti coachingo veikloje. Tai čia aš pati irgi taip darydavau, dabar, kai žiūriu atgal, aš tikrai prisimenu tuos dalykus, kai tikrai bandai klientą pritempti prie savęs, nes tokia mano patirtis. Ir to išsinulinimo tokio, kad aš tave priimu, klientą priimu taip, kaip tu jau ateini, aš tau nieko neprimetu, tas užtrunka, kol sugebi pasiekti tokią būseną. Tai čia vienareikšmiškai darbas su savim, tos pačios kaip minėjo. Ir patirtis. Jo, patirtis. Profesionalumas, kaip minėjo. Taip. Ir man labai suskambėjo, prisiminiau irgi labai sutinku, kad
mūsų veikla yra tik priemonė saviraiškai ir atskleisti savo gyvenimo misijai, kurią norim, ir jinai tiesiog papildo tą gyvenimo misiją ir su ją dera. Tai žinoti tą savo gyvenimo misiją tikrai yra palaima, nes tu tada gali save labai realizuoti iš širdies. Ieva, koks tavo apibendrinamasis žodis? Ir jau paprašysiu trumpai, nes jau ir laiką viršijau. Tai aš tiesiog labai trumpai, aš linkiu kiekvienai gyventi iš širdies, matyti savo misiją, savo viziją, atrasti ir gyventi toj kokybei, visokiojopai, gyvenimo kokybei. Tai kaip pavadinsi, taip nepavadinsi, svarbu girdėti savo širdį ir pagal tai... Raktinis žodis, širdis, viskas. Taip. Okay, super. Violeta, tu dar turi žodį baigiamąjį kokį? Nebijokit klysti. Jeigu, tai nėra galutinis žodis, bet jeigu dabar nusistatysit savo misiją, kad va tokia ir viskas, jau tada nebegalima jos keisti, ne, galima keisti, galit iš esmės pakeisti, galit ir kryptį pakeisti, ir profesiją, viską, žodžiu, kaip kažkas yra labai protingai pasakęs, mes pusę gyvenimo mokomės ir kaupiam patirtį, kad paskui likusią pusę gyvenimo galėtumėm mėgautis. Tai vat, pasinaudokit tuo. Arba mes visą gyvenimą mokomės. Taip, galima ir taip pasakyti. Bet, pasinaudoti tą galimybę, paeksperimentuoti su savim, su gyvenimu. Pažaiskim gyvenimą, va taip va. Okay. O mano palinkėjimas būtų, tai jeigu jums misija ir vizija yra tik tais, reikia padaryti taip ant popieriaus, tai gal ir neverta iš vis netgi to daryti, tol kol nepajausit poreikio realiai užsirašyti, kas pas mane viduj yra, ką aš noriu duoti ir išsigryninti. Jeigu tai yra tik varnelę uždėti, nes pavadinimas tikslinis klientas, niša, vizija, misija, tai gali būti puikia pradžia, bet tai tikėtina, kad mažai ką duos. O klausti savęs, kodėl aš tą darau, ką aš noriu duoti, apie ką aš esu, ir natūraliai, kai kyla mintis savo užsirašyti, pasižymėti ir iš to dėliotis, ko gero daug daugiau duoda prasmės ir naudos. Ir svarbu tai komunikuoti. Ne tik užsirašyti savo ir turėti, ne? Bet kad postai kažkiek tai atspindėtų tą, kad vieša komunikacija, pokalbiai, kad tiesiog galėtų žmonės identifikuoti, kad jinai yra apie tai. Ir labai patiko irgi Violeta, kad čia identiteto paieškų dalis yra savo misijos ir vizijos išsigryninimas. Tai ačiū Jums labai, tikrai įdomu ir pačiai buvo klausyti ir su vis diskutuoti ir kalbėti. Labai ir energija tokia faina, šilta, tiek šypsenų šią šaltą dieną jau vakarą. Tai ką linkiu visom gyventi ir dirbti pagal savo misiją, čia su tokiu idealiu atveju, ne? Ir kaip Violeta sakė, nebijoti keisti, grynintis ir ieškoti atsakymų. Ačiū labai. Ačiū. Viso. Ačiū visom. Viso. Iki.